Nu va, graži dienelė. Karščio apie 30. Ant žemės gulėti beveik negaliu dėl skruzdėlių. Dabar taip, turiu hamaką, turiu su kažkuo tvirtinti ir 2 medžiai. Nu žiūrėsim, kas man išeis, gal truputį per didelis atstumas tarp tų medžių. Pažiūrėsim, o ten va krioklys matosi. Dorutė čia sau dirba. Tai va, dabar į darbą bandysiu hamaką padaryti. Va. Atstumas tarp medžių atrodo neblogas. Va, pamatavau. Reiks bandyti su šniūrais kažkaip tai prikabinti. Žiūrėsim, kas čia išeis. Kažkokius tai mašinos kroviniams kabinti. Nusipirkau kablius. Pažiūrėsim, kas čia bus. Kablys. Yra toks ilgas šniūras ir kitas yra trumpas ir sujungimas. Žiūrėsim, kas čia man gausis. Kažkaip tai reiks apvynioti apie medį ir bandyti. Žiūrėsim. Kabliai geri. Išlaiko 250 kg. Tai turėtų būti gerai. Nu va. Vienas kablys. Antras kablys. Bandau sėstis. Atsargiai. Ar išlaikys? O, ten laiko. Tas laiko. O. Va, kur yra gerbuvis. Hamakas. Latino Amerikos išradimas tinka ir čia. O va, gali ganyti debesis, žiūrėti į medžius. Ten namukas, čia Dorutė. Nu va, toks ir šeštadienis. Tinginių šeštadienis. Puiku.